yra ta Jolita. Ir atsimėt, kur kalbėjau apie mamytę, kuri turi sūnelį, ir tas sūnelis 17 metų tiesiog turi vyresnę draugę, kuri galbūt yra nėščia. Pagazina mamą taip. Tai jung, Olga. Jo, įjungsiu. Nes tikrai situacija. Verta dėmesio. Sveiki. Tai galėtų mano pakelti. Ar nekeltadienis šiandien? Klausau. Alio, labas vakaras. Labas vakaras. Ar su Jolita kalbu? Taip. Labas, Jolita. Čia skambina Rūta. Alio. Taip, kokia Rūta? Mes dar nesame pažįstamos. Aš esu Rimvydo draugė. Nu ir ką? Norėjau su jumis susipažinti, nes su Rimvydu, kai žiūriu, kaip viskas jau rimčiau darosi. Ir kažkaip sakau, duok mamytės numerį, noriu pasikalbėti. Kaip jūs tai reaguojat? Nežinau. Aš esu Rūta ir tiesiog mes jau pusę metų draugaujam su Rimvyduku. Jis labai man patinka ir aš labai... Kur jūs esat? Tai iš Raseinių? Kaip sakot? Tai iš Raseinių esi tu? Negirdžiu, kažkaip striginėja. Iš Raseinių? Jo, aš iš Raseinių. Dirbu parduotuviai, pardavėja. Ir kažkaip užmačiau tą jūsų Rimvyduką, toks gražus ir kažkaip mes pradėjom bendrauti ir suprantat, viskas taip rimtėja. Ir norėjau, žinot, pasakyti, kad aš nežinau, ar jums jau sakė kažką, ar nesakė? Ne. Nesakė. Mes taip jau pasitarėm kartu ir galvojom, kad jisai galėtų tiesiog persikelti pas mane į butą. Ne. Ne. Kodėl? Čia kategoriškai ne. O kodėl, teta Jolita? Ne, tikrai ne, jisai dar yra nepilnametis. Šiaip aš telefonu tokių dalykų irgi net nekalbu, norėčiau akis į akį pamatyti. Aš tai suprantat, norėjau prisistatyti visų pirma, kažkaip pasakyti savo, kokia esu. Man yra 25 metai. 25 metai. Kiek? 25 metai man yra. O tai tu žinai, kiek jie metų? Taip, žinau. Kiek? Jam yra jau greitai bus 18. Na ir kaip tai jums atrodo? Burbulas. Aš jam darysiu valgyt, plausiu, skalbsiu, rūpinsis juo. O čia tai geras. O kas yra Jolita, aš nesuprantu, kodėl jūs taip... Jisai galėtų pas mane gyventi? Ne, aš pirmiausia turiu akis į akį su tavim susipažinti, o ne per telefoną kalbėti. O kada mes galime susitikti? O kokio jūs parduotuvėje dirbat? Maksimui. Maksimui. Ir suprantat, aš, kaip pasakyti, jūs juk linkit savo sūnui gero. Čia dabar ne telefonų pokalbį. Supraskit tokį dalyką, žinokit, aš jį myliu ir tiesiog aš jo rūpinsiuos kaip savo vyru, amžinatilsį, nes jis labai panašus yra. Ir mano vaikas į tėčių vadina jau. Gerai, aš su jo pasibanusi, aš nieko apie tai nežinau. O jisai nieko nesakė? Ne. Rimvydas, tėve mano, jisai iki pas mane kiekvieną dieną ateina. Ir jisai netgi padėjo, sako, va, aš biškį čia pavogiau pinigų, atnešiau. Ne, jisai man nieko nesakė. Labas vakaras, ponė Jolita, jums skambina radistai iš DPF, mes juokauja. Čia radijas Ladis. Man tada jūsų sūnus pats užregistravo šitą skambutį? Ne sūnus, jūs užregistravo jūsų brolis, jaunesnysis brolis. Laimonas.
Aš širdelį suspurdėjo dėl sunelio. Kažkaip ir tikėjimas, ir nesitikėjimas. Oi, Jėzu, nu tas brolis mano. Nu va, padarė išdaigą, dabar bus linksmesnis vakaras, ne? Oi, jie, tu sakai išdaigą, tai gali ir infarktą. Viskas, nusiraminkit, Rimvydas tikrai neturi draugės, bent jau vyresnis, mes nežinom to. Nu, aš kiek žinau, kad jisai neturi. Jo, jis turi vaikiną.